bandom suspausti, suvynioti. Dar reikia, kad jie skristų, aišku. Aha, čia ilgi lėktuvai. Reikia priešingai dėti. Kaip, aišku. Baisiai šiukšlinau. Sparčiai. Ištęsim, mes eisim, abaigsim mano suolą. Galėsim pasikeisti. Tai, manau, čia nebus labai svarbus. Konkrečiai apie karo aviaciją, kas mes tokie, ką mes darom, kaip mes darom, galbūt kažkas iš jūsų pamąstė ir baigs. Taigi, karinės oro pajėgos. Jo, tai kiekvienas pilotas turi tokią valtelę, nelaimės atveju. Išlipus, jis taip pat ir turi gelbėjimosi liemenę, bet kadangi pilotai valtis yra skirta tam, kad jisai įlipęs į ją. Tvirtai. Jėzus Kristus Evangelijoje, jeigu kas atidžiai skaitėt, irgi skraidė. Tiesa, velniui ant kupros ar glėby, neaišku, jeigu atsimena tą epizodą, kada velnias pasiėmė Jėzų ir nunešė atgaliaus. Pilotas yra reikalingas tam, kad jisai, jeigu maža kas atsitiktų, jisai galėtų lėktuvų valdyti. Jeigu, pavyzdžiui, mūsų šalyse, tai pilotai daro tą beveik kiekvieną dieną. Jo, jisai sukasi va šitai, va ir pats virsta, aišku. Virsdamas jis daro va tokią spiralę. Ir tada, reiškia, išvedimas, reiškia, vairalzė turi būti užtraukta iki pat galo laikai. Ir tada reikia gaudyti kampą, kada lėktuvas atsistoja, reiškia, turi matyti taip, kad aš sudėčiau į tą pusę skridau, kad aš būčiau va taip veikia. Ne taip, jeigu aš taip pat pradėsiu tiesinti visus bėdų, va šitaip. Ir aš tada, reiškia, užtraukiu tą iki galo vairaciją ir iki galo numimu priešingos krypties pedalą. Tada jisai įsitiesina ir, aišku, dar blogas, žmoniškai. Net ir su sklandytuvu nedideliu greičiu darant surtuką, oi tempia gerai, o su lėktuvu tai išvis pradeda tratėti kaulą ir atrodo, kad tiesiog labai skausminga. Taip pat ir kilpė, nes ten yra labai dešinėsnis. Tačiau dėl techninių galimybių visų norinčių priimti negalėjo pateikę Respublikai renginio iniciatorius. Kiekvienas pareiškęs norą dalyvauti akcijoje privalėjo užpildyti motyvacinę anketą. Moksleiviai anketą sąrašė norintys daugiau sužinoti apie Darijų Milėno paties skrydžio aplinkybes. Kai kurie gimnazistai privalomos pažįstos sakomis gerai išsinaudoti ir sėsti į paniką kabiną, simbolizuojant savo suolą. Renginio dalyvių suolose buvo susodinti po du. Jiems leista turėti terminalį Danielius Dolskis buvo gimęs Vilniuje, bet jisai keliavo, gyveno ir Rygoje, kalbėjo su tokiu akcentu lietuviškai ir žinote jo dainas. Ir jis atvyko, kai tik 2 metai prieš skrydį, kiek pamenu, į Kauną ir kūrė tokias kupletinės formos dainas, kurios savo kaimus, virutės daina, kur rūpsta žemčiūgai, kur rūtos šaliuoja.
aš tiesiog yra tyrimas ganėtinai didelis ir platus, išsamus, kokios spalvos, visi įrėžimai, įbrėžimai, sumušimai. Tai aš tiesiog atrinkau kelis pagrindinius priekio į link galo. Taip. Perskilęs. Perskilęs. Partizans. Taip, tai dviejose vietose užklijuokit. Smilkinio kaulo žvynas atskirtas nuo kaktos ir nosies kaulų. Smilkinkaulis, kur yra? Šitas. Tai jisai yra iššokęs iš savo vietos. Jisai yra atskirai jisai yra. Dešiniosios orbitos kaulai visai sutrupinti, suskilęs į smulkius gabalus ir pleištakaulis. Orbita tai yra du momentkauliai. Tai dešiniosios orbitos kaulai visai sutrupinti. Kairės apatinės galūnės kaulai ir sąnariai yra visiškai sveiki. Iškia kairė pusė yra sveika. Kelio girnelės srity iš priekio oda išilgai perplėšta. Kelio girnelė, tai mes jau čia pažymėjom, bet dar kartą. Darėm tokią didžiulę šventę. Renginys buvo sporto, kultūros ir sporto festivalis. Vyko 3 dienas. Darius ir Girėnas būtų turėję kaip sklandytuvą, tai užgesęs variklį nebūtų nukritę, būtų nusklandę, būtų parasparnis, tai... Ką čia, ne? Šiokia tokia yra. Tai kažką išmokot praeitą pamoką, ne? Naktį išmokot, dar kažką išmokot, ne? Ir gerai, dabar čia šitie 2 žmonės stovi šalia lėktuvo. Jūs žinote pavadinimą, ne, Lituanika. Bet iš tikrųjų to lėktuvo nėra toks pavadinimas. Jeigu mes pasiaiškintumėm, kas yra lietuvis, aš dabar pasakysiu, lietuvis 20 amžiaus pradžioj, kai gyveno ir Darius, ir Girėnas, kaip suprantama buvo, kas yra lietuvis. Įsivaizduokit dabar, 19 amžiuje parašyta. Lasnoja padangėje paukštė balta, viršum viesulingo Atlanto. Dar bėga ne kraujo, o pieno puta, kur paukštė gūtį akranda. Gūdus ilgesys ją vilioja namo, tėvynė pakėlė į žygį. Ten žydi prie vieškelio pilkas akmuo, ten pirkioje slenkstį žydi. Žalio tolimo kranto dairos paukštė lėkdama, Lituanika skrenda, Lituanika Lietuva. Žalio tolimo kranto dairos paukštė lėkdama, Lituanika skrenda, Lituanika Lietuva. Svetur juoda naktį dangus su žeme, supynė likimą ir mirtį. Ir žino tik tai svetima nežinia, kas paukštei sparnus pakirto, sugrįžusią paukštę sutiktų minia. Pakeltų ir neštų ant rankų, atsitrenkė paukštė trapia krūtinę į žemę, o gal į dangų. Guli Soldino girioj, guli paukštė negyva, Lituanika mirė, Lituanika Lietuva. Žalio tolimo kranto dairos paukštė lėkdama, Lituanika skrenda, Lituanika Lietuva.
žalio tolimo kranto, dairos